Visiems hip-hoperiams turėsim daug rapo, daug breakdance'o, kadangi tai ir gamyklinės patalpos, tikrai manau, kad turėsim ir kur grafiti papaišyti, ir kur pabreakdancinti, ir taip kad laukiam visų plačiakelnių. Solomono nelaukiam. Lofto Fest bus muzikos įvairiausiams skoniams, visiems hip-hoperiams siūlomas meniu, Gatvės lygas stage'as, kurį mes koordinuojam, darom kartu su DJ Mamani ir Svaru iš GNG sindikato. Vieni pagrindinių Lofto Festo headlinerių yra Loop Troop Rockers, kažkada besivadinė tiesiog Loop Troop. Tai yra švedų hebra, kuri yra viena įtakingiausių turbūt hip-hopo grupių Lietuvoje ir tai yra viena garsiausių Europos turbūt grupių. Taigi Loop Troop Rockers iš Švedijos Lietuvoje yra buvę netgi 2 kartus. Pirmą kartą koncerte juos stebėjo berods 2001 metais tik tai kokie gal 40 žmonių. Antrame koncerte jau buvo jų 800, tai aš manau dabar Lofte prie scenos bus keli tūkstančiai ir belieka pasidžiaugti, kad mes turim šitą grupę čia, Loftas Feste ir tai bus, manau, pilnas, užtikrintas ir visos kūrybos kupinas Loop Troopų koncertas Vilniuje. Turėsim daug svečių tiek ir iš Lietuvos, ir iš užsienio. Lietuvius atstovaus Despotin Fam, visa šeimyna. Taip pat D and Cami, D ir Cami, D su Camiu, anglų kalbos mokytojai, D and Cami. Aišku, kaip mes Gatvės lyga Festas be GNG sindikato, be Mamaino, Svaro, Pušo, Kasteto, Doncevo ir visa komanda. Mano draugai, mano gatvė, mano miestas, mano širdis nelies jos gyvenantys, visi ištartis tyriai, tyriai. Iš tikrųjų labai laukiam, kol vėl užvirs, už ką, už